Na, čia tavose laivų uostuose, tai kaip visada nesąmonių muziejai. Vieni nuo kitų siuntinėja. Važiuok į tą ofisą, iš to ofiso vėl važiuok į ten, kur buvau. Vienu žodžiu, kontaktinis numeris duotas, skambinau 6 kartus, niekas nekelia ragelio. Ir vis tiek reikia įsikrauti. Kitaip nebus. Tai susiskambinau su vadyba. Žiūrėsim, kaip ten čia viskas strateguosis. Nu, viskas gerai ten, paskui kitų kontaktinių numerių susiskambinau ir sureguliavom iškrovimą, matėt, ar ne, kaip pakilo paletė į laivą. Tai biškį duosiu info, kurios aš tikiu, kad ne visi žino. Buvo atėjęs vyriausias mechanikas laivo, tai šiaip dėl įdomumo paklausiau, sakau, jei nepaslaptis, kiek uždirbi? Sako, $9,000 pagal kontraktą. Tai sakau, tiek ir sumokant rankų, sako jo. Vienu žodžiu, 4 mėnesiam išplaukia ir paskui pagrįžę 4 mėnesius būna namuose. Tai sakau, išlaidos per tuos 4 mėnesius. Nu jo, sako, bet hebra vis tiek kažkas kažką veikia, kažkokį bizniuką galima. Nu jo, logiška tai yra. Ir čia visi rusai šitam laive. Tai vienu žodžiu užklausiau, sakau, kaip apie karą, kokios nuomonės. Tai Putiną deda į šunio dienas, tai žiauriai. Žiauriai. Nu, kas nori to karo? Niekas nenori. Tik Putinas gal ir nori to karo. Gerai, čia ne politikos laida. Ir vienu žodžiu, jie dabar į Murmanską plauks iš čia. Tai kiek, sakau, užtruksit? Sako, 6 dienas. Niekur nestoja, nesišvartuoja kažkokiam poilsiui ar kam. Sako, tiesiai. Plaukiam. Ir paskui, sako, kaip sustojam jau, tai kontrolė labai būna, stipri kontrolė. Narai nardo po vandeniu, po laivo dugnu, ten viską apžiūrinėja, vienu žodžiu. Nu, įdomiai, aš tokių, pavyzdžiui, nežinojau, bajeriukų, bet taip yra. Tai va, manau, kad jums buvo įdomu. Gerai, nepabėgam, judam toliau.